Sveiki, čia Valentas Balsevičius ir pradedame savo projekto kūrimą. Pradėsime nuo lygių susikūrimo papildomo. Tai atsidarius projektą, matome, kad esu level 2 vaizde, tai yra antro aukšto vaizde. Jame matau 4 tokius elementus. Tai yra išklotinių arba fasadinių vaizdų elementai. Matome jų pavadinimus. Tai yra šiaurė, pietus, rytai ir vakarai. Projektų medyje jie taip pat matosi. Galime nueiti pažiūrėti, kaip tas vaizdas atrodo. 2 kartus paspaudę ant pavadinimo. Nueiname į, pavyzdžiui, rytų fasadinį vaizdą ir matome, kad projekte šiuo metu aš turiu tik tai 2 elementus. Tai yra level 1 ir level 2. Čia yra jų pavadinimas ir jų altitudė. Projektų mediją taip pat matau, kad turiu level 1, level 2 ir papildomai turiu level 1 analytical, level 2 analytical. Tai yra tiesiog 2 papildomi vaizdai, kuriuos yra pakeisti tam tikri matomumo nustatymai. Tai juose matosi ne fiziniai elementai, o jų analitinės linijos. Mes nekursime analitinių elementų, todėl aš pažymėsiu šitus vaizdus ir tiesiog paspausiu delete. Taip pat yra dar vienas vaizdas, kuris vadinasi site. Tai kuo skiriasi nuo level 1 ar level 2, tai tarkim, kiekvienas plano vaizdas, jisai turi view range, matomumo ribų nustatymus. Tai jeigu vaizdo savybių lange paspausiu view range, edit, redaguoti matomumo ribas, tai ir paspausiu show mygtuką, kur matysite, ką reiškia šitie nustatymai lange. Tai pavyzdžiui, cut plane, tai pjūvio plokštuma nuo lygio, ar ne, tai kurioje vietoje pjaunama, kiek matosi virš plano plokštumos, kiek objektų matysime, kokiam atstume matysim kitus objektus žemiau. Tai kiekvienas vaizdas turi šitus nustatymus. Jeigu nueisime į site vaizdą, tai matysite, kad čia tiesiog labai dideli matomumo šitie rėžiai yra. Matosi nuo pat apačios iki pat viršaus, kad ir kokio bus dydžio pastatas praktiškai. Tai turime tik tai 2 aukštus ir norime susikurti daugiau. Jeigu tai einame į fasadinį vaizdą, tarkim NOV, ir nubrėšime papildomus lygius arba aukštų planus sukursime. Tai norėdama sukurti naują lygį, aš turiu eiti arba ir architektūrinių įrankių, arba konstrukcinių įrankių juostą, pasirinkti komandą level ir tiesiog vedu pelę iki esamų lygių galo, kad atsirastų tokia punktyrinė linija, tai reiškia, kad sutaps mano naujo lygio galas su esamais lygiais ir bus lengviau man vėliau jos redaguoti, nes jie susirakins tarpusavėje ir stebiu laikino matmens reikšmę, tai 3200 šiuo atveju, spaudžiu pelę 1 kartą, pradinį tašką nurodau, spaudžiu pelę 2 kartą, irgi suvienodinu su esamais lygiais ir turiu sukurtą naują lygį, kurio pavadinimas yra level 3, numeracija tęsiama pagal ankstesnius lygius. Tačiau kas atsitinka, kad nematau savo 3 aukšto plano vaizdo projektų medyje. Taip atsitiko todėl, kad kai brėžiu naudodamas level komandą, lygio komandą, yra tokia varnelė, kur create plan views galima pasirinkti ir tiesiog nurodyti, kad aš noriu sukurti iš karto šitam lygiui vaizdus. Tai ceiling plan būtų pakabinamų lubų planas, tai vaizdas iš tikrųjų būtų iš apačios į viršų. Mums netinka floor plan, grindų planas, labiau tinka architektams, o konstrukcijų planas, structural plan, pasirinku šitą ir spaudžiu OK. Ir dabar, kaip sekant, jau lygį brėžiu. Po jo nubrėžimo iš karto projektų medyje matome susikūrė level 4, 4 lygis, ar ne, 4 aukšto planas. Kaip ir visada, Revite nėra problema, jeigu kažką sukūrėm, paskui viską galima koreguoti. Tarkim, sukūriau 3 lygį, aš neturiu jo plano. Ne? Taip pat matosi, kad jisai toksai baltas, nemėlynas, tai reiškia, kad nėra jo vaizdo projektų medyje. Tai galime nueiti į vaizdų įrankių juostą, pasirinkti Plan Views ir pasirinkti konstrukciniai planai. Spaudžiam šitą ir matome čia koks tipas plano, kelinto plano vaizdą aš norėčiau sukurti, yra išjungti tie, kurie jau sukurti
ir spaudžiu tiesiog OK, sukuriamas 3 aukšto planas ir aš dabar turiu juos jau visus. Norint pakoreguoti altitudę, vėl grįžtu į fasadinį vaizdą ir pasižymėjęs planą galiu tiek savybių lange plano pakeisti altitudę. Taip, čia matosi pasikeičia. Tiek galiu paspausti tiesiogiai ant šito skaičiuko ir padaryti, tarkim, pakeitimą, ne? Tai pakeisti altitudės. Lygiai taip pat galiu padaryti su pavadinimas. Tai taip susikūrėme lygius, tačiau kiek tų lygių reikia kurti projektą, tai greičiausiai jeigu turite 6 aukštų pastatą, tai 6 maždaug lygiai ir bus. Galbūt jeigu turite rūsį, tai rūsio dar bus lygis, ne? Jeigu virš stogo iškyla laiptinė ar lifto šachta, galbūt ties jos viršumi dar bus vienas papildomas lygis. Bet nereikia kurti lygių ties kiekvienu objektu, kurį turite projektą. Tai pavyzdžiui, klaida būtų kurti lygius ties langų apačiom, ties kiekvieną laiptų aikštelę, arba, pavyzdžiui, susikurti vieną lygį ties grindų viršum, o antrą lygį ties perdangos viršum konstrukcinės, ar ne? Tai tokie dalykai tvarkomi su matomumo nustatymais, o ne kuriant papildomus ir naujus lygius. Tai neapkraukite modelių bereikalingais elementais.